Ar jūs taip pat varo iš proto, kai negalite savo dirbtuvėje ar montavimo metu kažko rasti? Atvirai kalbant, mane tai varo iš proto ir labiausiai pykstu ant savęs, kad negaliu. Kartą ir visiems laikams susitvarkyti savo dirbtuvės. Tikriausiai todėl, kad organizatorių, dėžių, lagaminų, konteinerių ir krepšių pasiūla yra tokia įvairi, kad sunku susigaudyti ir bijodamas, kad nepasirinkčiau kažko netinkamo. Dar neseniai laikiau tvirtinimo medžiagas kavos stiklainiuose. Laba diena, mano vardas Tomas Krisensk. Ir labai gerai prisimenu laikus, kai meistravimo organizatorių viršūnė buvo stiklainiai nuo konservų, pritvirtinti užsukamais dangteliais prie kokios nors spintelės apačios. Auksinės čekų rankos. Na, laimiai, tai jau praeityje. Padorios konservų stiklainių pakaitos yra prieinamos daugybėje variantų. Medžiagos, spalvų, dydžio ir dizaino pasirinkimas priklauso tik nuo mūsų. Iš savo patirties norėčiau pasidalinti 2 pastebėjimais. Labai praktiška, jei visą organizatorių arba bent dalį jo galima pasiimti su savimi už dirbtuvės ribų. Be organizatorių, kurie yra tvirtai pritvirtinti prie sienos ar pastatyti ant stalo, yra ir nešiojamų tipų, kurie turi išimamas dėžutės. O geriausias yra atskiros uždaromos dėžutės su galimybė pritvirtinti prie diržo. Žinoma, medžiaga turėtų būti patvari ir tuo pačiu permatoma, kad galėtume matyti dėžutės turinį. Kol kas organizatoriai skirti mažoms dalims, komponentams ir tvirtinimo medžiagoms dėžės gali talpinti didesnius daiktus, tokius kaip elektrinių įrankių priedai, bet taip pat šviesos šaltiniai, elektrotechnikos ir montavimo medžiagos, indai su dažais ir klijais ir panašiai. Tačiau jų užduotis iš esmės yra ta pati, tai yra aiškus dirbtuvių įrangos saugojimas ir jos apsauga nuo dulkių. Todėl jie dažniausiai pagaminti iš skaidraus plastiko, kuris dėl tvirtumo yra įvairiai profiliuotas. Įspaudimai taip pat užtikrina galimybę sujungti kelias tokias pačias dėžes kokiu nors užraktu, arba bent jau galimybę dėžes sukrauti vieną ant kitos. Aš asmeniškai labiau mėgstu atskirą dėžių laikymą, nes pasiekti pačią apatinę, kai jų kelios stovi viena ant kitos, yra tikras iššūkis. Jei jau norite dėžes sukrauti, įsigykite tokias, kurios turi šoninę angą. Įdomus tipas yra sulankstoma dėžė, kuri sulankstyta užima minimaliai vietos, tačiau paprastai ir greitai suteikia iki 30 litrų talpos saugojimo vietą. Be to, su tvirtu dangčiu. Idealiai tinka automobiliui, o ne tik įrankiams. Lagaminus leisiu savo suskirstyti į 2 pagrindinius tipus. Pirmieji yra kieti lagaminai ir lagaminėliai, primenantys mūsų kelioninę įrangą. Jų vidinę talpą galime naudoti visiškai pagal savo poreikius. Antrasis tipas yra lagaminai, kurie sujungia dėžių talpumą su organizatorių tvarkingumu ir prideda lengvo transportavimo galimybę. Lagaminą nepriklausomai nuo formos ir dydžio dažniausiai apibūdina rankena ir dažnai ratukai. Pirmasis minėtas tipas apima lagaminėlius ir lagaminus įvairiausių talpų ir proporcijų, todėl galime pasirinkti tinkamiausią konkrečiam poreikiui. Praktiška, kai jie yra aprūpinti guminę tarpinę, apsaugančią nuo vandens patekimo ir kilpelėmis spynoms ir plomboms. Didesnės versijos be sulankstomos rankenos turi ir ištraukiamą rankeną bei ratukus. Aukštą tvirtumą ir ilgą tarnavimo laiką užtikrina kokybiškas plastikas, pavyzdžiui, polipropilenas. Vandenį atsparių lagaminų dalis yra ir vožtuvas, kuris pašalina perteklinį slėgį arba atvirkščiai vakuumą uždarant ar atidarant dangtį. Vandeniui atsparus lagaminas taip pat gali būti naudojamas saugiant, jautrios elektronikos laikymui, tiek namuose, tiek kelionėse. Lagaminas taip pat gali būti tam tikras hybridas tarp dėžės ir organizatoriaus. Šis tipas yra labiausiai paplitęs tarp amatininkų, meistrų ir mėgėjų. Kai tik reikia išvykti iš dirbtuvės į montavimo vietą, pripildau jį įrankiais, tvirtinimo medžiagomis ir įvairiais priedais. Lagaminai dažniausiai siūlo pagrindinę nedalytą erdvę su įdėklų smulkmenoms. Jų dalis taip pat būna uždari organizatoriai, kurie gali būti pritvirtinti prie lagamino arba išimami. Dažniausiai gerai turėti kelis skirtingus lagaminus, nes įrangos sudėtis skiriasi priklausomai nuo darbo pobūdžio, kuris mūsų laukia. Na, bet kartais man reikia, vaizdžiai tariant, pusės dirbtuvės. Tada praverčia kažkas talpesnio. Ir geriausia su ratukais, nes pilnas lagaminas. Sveria net keliasdešimt kilogramų. Viskas viename. Taip galima apibūdinti modulinės sistemos, primenančios mobilias dirbtuves. Komplektą galime susidėlioti pagal poreikį. Todėl nereikia nešiotis pusiau tuščių dėžių, tik tas dalis, kurias užpildome. Toks konteineris gali veikti ir kaip saugojimo vieta dirbtuvėse, todėl jo nereikia kiekvieną kartą užpildyti ir vėl ištuštinti. Priešingai, visada galime turėti viską, ko reikia po ranka ir toje pačioje vietoje, tiek dirbtuvėse, tiek lauke. Alternatyva lagaminams yra įrankių krepšiai.
Tradiciniai odiniai šiandien turi konkurenciją iš patvarių tekstilės krepšių. Jie yra lengvi ir tušti, labai kompaktiški. Jie patogiai nešiojami per petį ir geriau prisitaiko formos nei lagaminai. Nors jie neapsaugo turinio taip, kaip kietas apvalkalas, tačiau mažesnio masto montavimui yra idealūs. Pakanka pasirinkti dydį ir formą, vienos erdvės išdėstymą arba su daugybė skyrelių, kilpų ir kišenėlių, paprastus arba paminkštintus krepšius. Atskiras tipas yra diržo krepšiai, primenantys kišeninį. Šiaurės Amerikos dailidės be jų neapsieina, o mūsų amatininkai taip pat pradeda juos vertinti. Asmeniškai tokį diržą naudoju jau daugelį metų ir negaliu jo pakankamai pagirti. Ir vėl turime pasirinkimą tarp odos arba sintetikos su skirtingu kišenių skaičiumi ir dydžiu, o įsivaizduojamoje viršūnėje yra krepšiai su paminkštintu diržu ir petnešomis, kad būtų tolygiai paskirstytas įrankių svoris. Apibendrinant, nėra priežasties turėti netvarką dirbtuvėse ir nuolat kažko ieškoti lauke. Galbūt mano patarimai padės jums įsigyti tinkamą laikymo sistemą, nesvarbu ar tai būtų dirbtuvėms ar laukui.